Sveiki, esu uždarosios akcinės bendrovės Požeminės linijos projekto vadovas Giedrius. Šiuo metu esame Kaune, Kleboniškio miško apsuptyje esančios vandenvietės teritorijoje, kur užsakovo UAB Kauno vandenys užsakymų vykdome magistralinio vandentiekio tinklo rekonstravimo darbus. Atsižvelgiant į tai, kad Kleboniškio vandenvietė bei joje naujai pastatyti vandens gerinimo įrenginiai tiekia vandenį į Domeikavą ir jos apylinkėse esančius gyvenamosius bei pramoninius rajonus ir dėl padidėjusio vandens poreikio atsirado būtinybė nutiesti naują arba rekonstruoti esamą vandentiekio tinklą. Tam buvo suprojektuotas 450 mm diametro bei 520 m ilgio vandentiekio tinklas. Projektas yra ypatingas tuo, jog didžioji dalis jo įrengiama uždaruoju kryptinio grįžimo būdu, o ilgiausia vientisa atkarpa sudaro net 360 metrų. Pagal projektinius sprendinius pro upę einanti atkarpa turėjo būti įrengiama maždaug 2 metrų gylyje žemiau susiformavusio upės dugno. Tačiau prieš pat darbų pradžią gavome vidaus vandens kelių direkcijos prašymą tinklą pagilinti bent 1,5 metro, kadangi ateityje šioje zonoje yra numatyti vystyti vidaus vandens kelius bei tuo pačiu didinti ir upės vagaus gylį. Atsižvelgiant į prašymą, nuspręsta buvo tinklą įrengti 5-6 metrų gylyje žemiau upės dugno, kad ateityje nebūtų tinklas pažeistas laivybos ar dugno gilinimo darbų metu. Sveiki. Prieš atliekant darbus buvo vykdomi geologiniai grunto tyrimo darbai. Remiantis geologijos rezultatais buvo parinkti reikiami polimerai naudojamam grunto išplovimo mišiniui. Gręžimas susidėjo iš kelių etapų. Tai pilotinis gręžimas, jo metu teko panaudoti valtį, kadangi reikėjo sekti gręžimo matavimo duomenys. Toliau sekė kanalų platinimo darbai pagal vamzdžio diametrą. Kanalus platinome 3 skirtingo diametro plėstuvais. Tai būtų 350 mm, 500 mm ir galiausiai 650 mm. Visumoje iššūkius kėlė ganėtinai tankus ir kietas, vietomis akmeningas gruntas. Bet vamzdį įtraukėme ir darbus įvykdėme. Turbūt šį projektą galėčiau įvardinti kaip vieną mūsų sudėtingiausių, kadangi darbų metu susidūrėme su itin nepalankiais gruntais, kietais, vietomis nestabiliais, juose esančiais dideliais rieduliais, tačiau mūsų profesionalaus kolektyvo dėka objektas buvo sėkmingai įgyvendintas, o rezultatais džiaugiasi užsakovas.